Na, čia tų sraigių yra nemažai, jau čia taikėm, žinodami, kad čia tų sraigių labai simboliškai. Einam va tą keliu ir nurysim. O kur jos yra ten pradžioje? Apšviestose pievose, o kas tu esi? Aš taip pat fėja. Globoju šį kiemą, kada yra šventės, apdovanoju vaikus, svečius, bendrauju su žmonėmis. Gerai, kad susitikome. Šiandien šiame kieme šventė. Mokyklos 30-asis jubiliejus. Tai nepaprastas kiemas. Tai mokyklos kiemas. Jame bėgioja, žaidžia ir šoka vaikai. Supasi vėjai, žydi gėlės ir medžiai. Ir šiame kieme, o ypač va šitoje erdvėje, yra daug sraigų. Ir šiandien mes turime mažasias sraigutes, kurios nori visus svečius pasveikinti. O kodėl sraigė? Kadangi sraigė mūsų mokyklos simbolis. Kviečiu mažasias sraigutes pasveikyti mokyklą, atvykusius svečius mokyklos 30-ojo jubiliejaus proga. Vadoviai Reginai, mokytojai Astai ir aš vaikučiams noriu įteikti po dovanėlę. Ateik. Jums mažas vaikas.
Ačiū. Šitame sraigių sode turime ne tik akmeninių sraigių, ne tik medinių, bet turime ir gyvų, tikrų sraigių. Jeigu jau kažkas pasivaikščiojat, nes čia yra mūsų mokyklos sraigių sodas, į mūsų mokyklos sraigių sodą, mini zoo sodą atvyko Janinos sraigių ūkio savininkė Janina Krištoponienė. Ir ten jūs būtinai apsilankykite, o Janiną kviečiu ateiti pasiimti padėką. Įsidėmėkite šitą vardą – Janinos sraigių sodas. Kada važiuosite į Panevėžio kraštus, būtinai aplankykite ir ten pamatysite nuostabių dalykų. Ir ypatingai su vaikais turėsite puikių edukacijų. O miela fėja, ar galėtumėt paaiškinti, o kodėl šiandien mūsų kieme sraigės, vaikšto gyvūnai ir kokia ta buvo mūsų mokyklos istorija? Ir gal kas padėjo surengti šią šventę? Dabar pirmas klausimas buvo, kodėl vaikšto gyvūnai. Kodėl alpakos, kodėl višto, žąsis ir visa kita. O vienas žodis todėl, kad mes mylim be galo gyvūnus, bendradarbiaujam su įvairiais ūkiais. Ir šiandieną mes iš tiesų džiaugiamės, kad su mumis kartu ir sraigių ūkis, ir alpakų ūkis, ir paukščiai, žąsis, antis, triušiai, vištos, viščiukai. Na, ir aš šiandieną noriu be abejo labai padėkoti žiniasklaidai, mūsų nuostabiam dienraščiui Sekundė. Ar yra kažkas iš Sekundės? Gal ir yra, gal nenori pasirodyti. Gerų naujienų televizijai, LNK televizijai. Jie prieš tai darė reportažus, dar darys ir rašys. Taip pat dėkoju uždarai akciniai bendroviai Kalnapilio Tauro grupiai, Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Panevėžio teritorinio skyriaus vadoviai Sandrai Kemeraitienei ir jos komandai, kuri šiandieną stovi ir visada mes gauname kokybiškas paslaugas. Ypatingai atviram jaunimo centrui direktoriai Daivai Juodelieniai ir Valdemarui Liu, kuris yra prie pulto. Tada paplokim. Iš tiesų mes neturim geros aparatūros ir kartais stringa, bet kada atsiranda geri žmonės ir tokiam renginiui mums nuoširdžiai padeda. Taip pat Kauno taikomosios dailės mokyklos istorikiai Laimai Šlyžytei, kuri papuošė mokyklą karpiniais, Panevėžio sporto centrui, alpakų augintojams iš Medikonių kaimo, Renatai ir Rolandui Meleškoms. Taip pat be galo dėkinga, kadangi mes augintinių neturim kiekvieną dieną ir reikėjo mums narvelių. Dėkoju Panevėžio gamtos mokyklos direktoriai Vaivai Jankauskienei, filmuotojui Steponui Kubeckui, kuris viską užfiksuos. Ir visi, kurie būsite šios dienos renginyje, visus galėsit pasižiūrėti filmą. Fotografijai Vaidai Kučinskieniai, Ingrinai Lukoševičieniai, jos šeimai, kadangi virs sriubą, gamins patiekalus ir mūsų šitas pasisėdėjimas bus apie valandą ir mes ilgai nesėdėsim, bet eisime į kitas erdves ir ten mes vaišinsimės, taigi būtent dėkoju jiems. Poniai Eugenijai Židonieniai, kuri savo augintinius atvežė šiandieną, be abejo visai mokyklos bendruomeniai, kuri padėjo paruošti šitą šventę, ypatingai savanoriui Gintautui Šimkui. Ir šiandieną Gintautas švenčia nuostabų gimtadienį. Kviečiu mūsų mokyklos savanorį Gintautą. Va, fėja sako, atrodo pasislėpęs. Ir žinot, aš įtariu kur. Jis nesitikėjo, kad bus jam tiesiog žodis suteiktas pradžioje, nes jis turbūt kasa duobę, nes kad vyksta renginiai, mes visada jubiliejaus proga pasodiname atminimo medį. Ir Gintautas, aš įtariu, anoje erdvėje ir jis mus girdi, bet jis nespės atbėgti. Mes jį vėliau pasveikinsim. O pažiūrėkite, kas pas mus atvyko. Tai Panevėžio miesto šokėjai, kurios šokti moko garsi choreografė Zita Rimkuvienė. Kviečiame, ji tikra šokėjų fėja, kviečiame Panevėžio bendruomenės rūmų šokių grupę Linas.
Panevėžio bendruomenių rūmų šokių ansambliui Linas ir jo vadovė Zitai Rimkuvieniai. Dar mes matysime vieną jų šokį ir mes dar dovanėlių neteikėme ir padėkų. Bet man dar fėja buvo uždavusi klausimą. Kodėl mes čia susirinkome ir priminti trumpą istoriją. Aš nežinau, aš šiaip moku kalbėti, man neišeina trumpai. Tai jūs atleiskit, bet aš, kad neįsiplėšiu, aš pasirašiau truputėlį ir pasistengsiu kuo trumpiau, nes sveikintojų sąrašas ilgas. Ir jūs neužpykit, kad neeilės tvarka aš pakviesiu pasveikinti, bet visi, ar pirmas, ar galutinis, ar vidurinis, visi esate vienodo svarbumo. Taigi, visgi reikia priminti ir tą mūsų istoriją, kaip čia mes atsiradom, kad čia mes tokie ir esame ir taip toliau. Taigi, pirmiausia, tai pradedu, kad šitie metai yra nuostabus metai Panevėžiui. Panevėžys šventė 520 metų jubiliejų. Ir dabar norėčiau egzaminą jums užduoti. Kas buvote miesto jubiliejiniuose renginiuose? Kas eisenoj žygiavot? Kas buvot? Greit rankas keliam visi? Kas buvo? Reiškia, buvo žmonių. Nuostabus, ačiū, aišku, dėkojame nuostabiam mūsų merui Ryčiui Mykolui Račkauskui ir jo visai komandai už tokius nuostabius renginius. Bet šiandieną mes švenčiame kartu 30 metų jubiliejų mokyklai. Na ir aš pasigirsiu, 4 amžiaus jau su šita mokykla. Tai smagu. Na, o mokyklos istorija prasidėjo nuo 1993 metų rugsėjo 13-osios, kada Marijonų vienuolinėme name buvo iškilmingai atidaryta katalikiška kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla. Ir jos steigėjas kunigas Marijonas Petras Kavaliauskas. Amžiną atilsį, jis jau yra miręs 2011 metais. Ir prie mokyklos atidarimo ypač prisidėjo buvusi direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Veronika Vinkšnelienė. Ir be abejo, nuostabios mamos, kurios darė didžiulius žingsnius, kad šitame mieste būtų kurčiųjų mokykla kurtiems vaikams arčiau namų. Taigi Liucija Šiaučiūnienė, Julija Mileikienė ir aišku kitos mamos. Taip pat nepriklausomybės akto signataras ir aišku jau išėjęs į amžinybę Julius Beinortas, kiti politikai, tuometiniai miesto tarybos nariai. Na, o per 30 metų keitėsi mokyklos steigėjas, mokyklos pavadinimas. Na, o vaikų skaičius, kada pradėjau dirbti, buvo apie 80. Na, o šiai dienai liūdna, vaikų labai mažėja, nesitraukusis ugdymas ir taip vaikų mažėja. Šiai dienai mes tik turime 27 mokinius. Bet mokosi iki mokyklinio ugdymo grupė, pradinės klasės, pagrindinis ugdymas. Ir nežinom, kaip čia toliau mūsų bus, bet mes ne apie tai šiandieną kalbame. Gyvenimas yra nenustojantis vyksmas. Jeigu esi to vyksmo centre, jeigu valdai savo jausmus, mintis ir troškimus, keliauji per gyvenimą pereidamas daugybę takelių, tada patiri kiekvieno etapo pilnatvę. Na, o mokyklos, kuri buvo perkelta, o būtent šitas patalpas Parko 19, laukia sunkus išbandymas. Mes buvome perkelti 2002 metais. Dėl mažo mokinių skaičiaus, kuris ir tuo metu buvo ir trūko mums finansavimo aplinkai finansuoti, nes mokyklos steigėjas darė viską, kad mokykla gyvuotų. Daug ko trūko, intensyviai reikėjo ieškoti paramos iš šalies. Suradom rėmėjų iš Jungtinių Amerikos valstijų, Vokietijos, Švedijos, Lenkijos ir kitų šalių. Ir mokykla tiesiog apsirūpinom baldais, reikalingų transportų, vaikų pavežėjimui, mokymo priemonėmis, buitinė technika, žaislais, drabužiais tam, kam jų reikėjo. Buvo daug šeimų, kurioms taip pat reikėjo paramos, todėl teko padėti ir joms. Tuo etapu kelias buvo tikrai nelengvas ir gal sakyčiau net ir akmenuotas, bet teko patirti pilnatvę, nes sutikau be galo daug nuoširdžių žmonių ir kurie padėjo mokyklai susisiekti su labai svarbiais žmonėmis. Tai vieni iš jų, tai tėvų su neįgaliais girdėti vaikais, draugų bendryje Adapta. Niekada nenustumiau svarbių dalykų į paraštės, kiekvieną dieną primindavau savo tai, kas svarbiausia, kas esu ir dėl ko esu čia.
Man, kaip ir visai mokyklos bendruomeniai, buvo svarbiausia mokinys. Todėl buvo kuriamos, tęsiamos ir puoselėjimos tradicijos. Tai, pirmiausia, pasaulinė kurčiųjų diena, rudens, žiemos, pavasario sporto šventės, kalėdų, užgavinių, valstybinių švenčių renginiai, kelionės, konkursai, viktorinos, pantomimos, įvairūs spektakliai, Baltijos šalių spartakiados, stažuotės užsienyje, Vokietijoje, Danijoje, Švedijoje. Ir, aišku, naujovių perdavimas mokyklos bendruomeniai, kad mes neatsiliktume nuo gerokai pažengusių užsienio šalių. Ir aišku, daug mokytojų perkvalifikavome į surdopedagogo specialybę, nes čia visi dirbantis turi mokėti gestų kalbą ir būti perkvalifikuoti. Ir, aišku, vykdavo lietuvių gestų kalbos kursai, vasaros poilsių stovyklų organizavimas, darbas su savanoriais. Turėjome savanorių iš Jordanijos, iš Čekijos, iš Lenkijos, iš kitų šalių. Mokykloje svečiavosi 5 Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriai dirbantis Lietuvoje. Ir dėka jų mes pasistatėm mokyklos 3. aukštą ir prasiplėtėm patalpas. Ir aišku, mokyklos gyvenimą plačiai nušvietė ne tik miesto šalies, bet ir užsienio žiniasklaidą. Galima pasidžiaugti, kad visada radom bendrą kalbą su mokinių tėvais, globėjais, rūpintojais. Mokiniai aktyviai dalyvavo respublikiniuose, užsienio šalių konkursuose. Aktyviai veikė mokyklos savivalda, kuris sprendė aktualius mokyklos bendruomenės klausimus. Vyko įdomi popamokinė veikla. Ir aišku, šiuo metu vyksta, atsižvelgiant į mokinių poreikius. Daug dėmesio buvo skirta mokyklos edukacinių erdvių tobulinimui ir naujų kūrimui. Tai jūs ir esate vienoje iš jų, kurią įsteigėm pačią pirmąją, tai Sraigių sodą. Į mokyklos gyvenimą aktyviai įsijungė gamtos mylėtojas Gintautas Šimkus, gal ir jau pasirodė, ir aš jį labai kviečiu, kol aš baigsiu skaityti, Gintautą turėsim galimybę pasveikinti. Ir kada Gintautas atsirado čia, sutapo mūsų mintis, nes man labai norėjusi, kad aplinkoje atsirastų toks elementas kaip akmuo. O Gintautas sako, aš net uoslę užuodžiu, kur yra akmenis. Tai ir mes vilkom iš visų pakampių. Ir čia matysite, ir akmenų galeriją turime. Tai va, ir dabar taip, mes dėka visos mokyklos bendruomenės, dėka savanorio, laimėtos buvo prizinės vietos. Pernai metais mūsų mokyklos aplinkos teritorija laimėjo 1. vietą. Ir miesto Respublikos mastu mes dalyvaudavome konkursuose. Kas 5 metai šventėme mokyklos jubiliejus, nesvarbu kokie tai būtų metai, sunkus, nesunkus, turim pinigų, neturim, bet kas 5 metai renkamės. Ir kurių metu apžvelgta veikla susitikta su kolegomis, svečiais ir rėmėjais. Taigi, 30 metų tarsi 1000 mylių kelionė, prasidėjusi mažais žingsneliais, tęsiasi. O 30 metų gan jaunas amžius, bet jau išleistos 23 dešimtokų laidos. Mokyklos jubiliejus tai yra reikšmingas įvykis ne tik mums, bet ir visai geranoriškai kurčiųjų bendruomeniai. Galima pasidžiaugti bendrais renginiais bei susitikimais. Deja, įsibėgėjus įtraukiojo ugdymo traukiniui, emigracijai, migracijai, pasiekmės akivaizdžios. Tai, ką aš ir sakiau pradžioje, vaikų mažėja ir mes jūs turime tik 27. Tvirtai tikiu, kad mokykla toliau sėkmingai gyvuos, švęs kitus jubiliejus, gal jau būdama kitokiame statuse, apsirengus kitą mokyklos rūbą. Mokykloje ir toliau mokysis ne tik iš visos šalies atvykę mokiniai, bet ir buvusių mokinių atžalos. Ir šiandieną džiugu, kad daug matau buvusių mokinių ir jie jau su savo atžalomis atėjo į mūsų šventę, nes atžalos tai yra mūsų tęstinumas ir didžiulis turtas. Na ir toliau dirbs be abejo atsidavę, kūrybingi mokytojai, siekių, žinių trokštantis. Mes stengiamės, nežinom kaip tai vertina tėvai vaikai, bet mes aišku visi stengiamės. Ir aišku, dar skambės geros emocijos, juokas, pirmi ir paskutiniai skambučiai. Na ir linkiu mokyklos bendruomeniai, visiems jums kartu augti ir tobulėti, nepasiduoti vilčiai be abejonių ir abejonėms be vilties, tapti lankščiais ir neįveikiamais, kiekvieną akimirką būti laimingiems, šaknimis įsisiurbus į žemę, o šakomis stiebtis į dangų. Gražios jums visiems šventės. Girdėjau žodį Gintautas.
Šitą žodį mes visi puikiai žinom. Prašom, Gintautai, ateiti čia prie mikrofono, mes norime jūs pasveikinti su gražiu gimtadieniu, padėkoti už tą neįveikiamą pliusą, nesuskaičiuojamas valandas ir sekundės, ką jūs teikiate mūsų mokyklai. Jums žodis. Sveikinu šios nuostabios mokyklos bendruomenę ir mūsų visus čia susirinkusius su šia nuostabia švente. Linkiu mums visiems stiprios sveikatos, o mokyklos bendruomenės nariams sėkmės visuose veiklose. Na, šiemet man jau čia 8. sezonas savanorystės, tai lankau 8. klasę. Labai dėl to džiaugiuosi ir mokyklos jubiliejaus progą noriu įteikti direktoriai Danutei tokią mažytę dovanėlę, kadangi kaip gintarais nusėtas marių krantas, taip jau suvenyrais nusėtas, nuglotas kabinetas pas direktorė, tai parinkau tokią mažesnė, kad daug vietas neužimtų, kadangi Danutė gimusi po 2 jaučio ženklų, tai jai užsakiau stiklo meistro Unguraičio autorinę dovanėlę, mažytę, bet tokia labai galinga. Dar norėčiau teikti vieną dovanėlę pavaduotai Linutei. Simbolis sraigė, taip pat Unguraičio stiklo meistro autorinis darbas. Ir dar nemačiau, gal yra Irutė Dukovska. Yra. Mūsų mokyklos priekį. Mokyklos bendruomenės draugė, kuri kiekvienais metais ir po kelius kartus atveža ir skambia dainą, ir trankų šokį ne tik į mokyklą, bet ir į mūsų miesto širdį, Laisvės aikštė, būna Lenkų kultūros festivaliai, didieji ir mažieji, tai tradiciškai Irutei dovanėlė. Jos gėlytėms vitaminų. Dėkoju Gintautui, bet aš norėsiu pagalbos truputėlį. Gintauto pasimetė padėka, bet mes greit surasim, nes daug visko turim, slystą stalą neturim. Įteikiu Gintautai rožių puokštę, pas jūs gražesnė sauga. Atviruką parašėm su sveikinimu ir dar padėkos raštą, tai surasim, nepyksim. Dar visus prašysiu padėti man pasodinti vėliau slyvą raudonlapę, labai gražią vitaminų sode. Gerai, kad priminė apie slyvą, nes iš tikrųjų čia mes turime obelėlių alėją, dabar ten pradėsim slyvas auginti, dar ir paskui mokyklos, jeigu nebus ar kitas statusas, tapsim daržininkais, visai neblogai. Na ir dabar mes turime labai garbingą svečią, jis gyveno Argentinoje. Ir jis dabar Lietuvoje jau nemažai laiko leidžia, tai jūs turbūt jau nuspėjot, kad tai yra mūsų nuostabus mylimas kunigas Domingo Avellaneda. Ir jis buvo mūsų tikybos mokytojas, ir jis mūsų, ir mūsų kolektyvo narys visada buvo ir bus. Ačiū direktorė. Labai sunku kartais čia kalbėti. Ateina labai daug gražių prisiminimų ir tiesiog noriu padėkoti direktoriui už tiek daug į savo širdies atiduotą šitai mokyklai, kad būtų labai liūdna ir keista, kad užsidarytų šitą mokyklą. Nes man atrodo, čia būtų ir 2 vaikai vis tiek yra prasminga šitą mokyklą. Tai čia man atrodo ne tik ugdo vaikus ir moko jiems integruotis į visuomenę ir komunikuotis vienas kitą, bet čia yra kai kas daugiau. Čia yra meilės mokykla, čia yra
ateities, vaikų ateitį pamatą duoda, labai stiprį pamatą. Aš tiesiog, kai išėjau iš šitos mokyklos, dėl to, kad nebespėjau dirbti visur, buvo labai sunku išeiti ir yra visada labai mėla prisiminti. Ir norisi ir būti mokyklai, bet jo, yra kaip yra. Tai taip pat noriu padėkoti visus mokytojus, vertėjus, kurios be jo būtų buvę sunku mano pamokos. Ir ačiū Dievui, jos gali pateisinti mano lietuvių kalbą, tada vaikai puikiai supranta. Taip pat noriu padėkoti visus, kurie prisidėjo prie šio renginio ir nuolat prisidėjo prie mokyklos. Tai palaikyti šitą mokyklą yra palaikyti mūsų vaikų ateitį ir Lietuvoje yra labai daug vaikų, kurie galėtų čia mokytis. Būtų gerai, kad juos surinktume ir visi atvažiuotų čia mokytis. Čia ne tik yra mokykla, čia yra gera, čia yra nuostabu, nemoku paaiškinti, čia yra kažkas stebuklingo. Tai labai norėtųsi, kad visą šitą stebuklą pasidalintų daugiau vaikų, kad čia galėtų ir daugiau turėti. Ir aš mačiau gatvėje vaikai, kurie baigė čia mokyklai ir jie manęs prisimena, aišku, man tada gatvė šakės, negaliu pasakyti nieko, nes pasibaigė mano kalba, nes jie man sveikina keistai, o aš nebeprisimenu keletą žodžių gatvė. Ir tada yra sunku, bet labai smagu jos matyti, kad ir šeimas kūrė, ir puikiai įsintegravo į visuomenę. Ir netgi turiu du vaikai, kurie kartais nuo karto per kamerą man skambina, kažką man pasako labai gražu tikriausiai, o aš jiems irgi kažką gražaus pasakau, bet pasimatom per telefoną, tai fainai. Noriu paskatinti, kad kuo daugiau galėtume palaikyti šią mokyklą ir kad aplankytume vaikus ir kad būtume dėkingam visą šitą kolektyvą, kurie daro tikrai labai gerą stebuklą. Tai ačiū direktoriui, ačiū mokytojui, ačiū visiems. Gerbiamo Domingo kunigo nepabėgti, kadangi atliksim labai svarbią misiją. Atminimo kalnelis saugo brangių ir svarbių asmenybių atminimą. Štai va šie susimąstė kryžiai. Mažykai. Kuriuos sukūrė mūsų nuostabus mokytojas Romas Kupčinskas kartu su mokiniais, primena išėjusius anapilin mūsų mokyklos mokinius, mokytojus ir darbuotojus. Prašom pagerbti jų išėjimą atminimo tylos minute. Mokyklos įkūrėjas kunigas Petras Kavaliauskas, kunigas Kastytis Ramanauskas, mokiniai Kasparas Karvelis, Audrius Gaižutis, Remigijus Latvėnas, Maksimas Samachvalovas, Naglis Stočkūnas, mokytojai Petras Dromantas, Dana Rimvydienė, Albinas Červokas, Vladas Juška, Rita Palšienė, Hana Bivil, Anelė Baltaduonienė, mokyklos darbuotojai. Antanas Dirsi, Katrytė Muižienė, Albinas Gekžna, Valė Zasimauskienė, Bronislovas Dulė. Dėkoju visiems. Teiti mokinius kelis, padėti kunigui Domingo, uždegti žvakutę ir padėti prie mūsų atminimo kalnelio. Keletą mokinių atbėgti.
dabar labai kviečiu, turime Lietuvos Respublikos Seimo narį Deividą Labanavičių kartu su padėjėja Sandra Razminė. Prašom. Ačiū labai. Tai laba diena, mielos vėjos, laba diena, miela mokyklos bendruomenė, laba diena, garbūs svečiai ir visi mokyklos draugai. Turbūt pirmą kartą esu šiame renginyje, kuriame man apėmė abipusiai jausmai. Abipusiai dėl to atrodo mokyklos 30-metis. Atrodo, loti, šokti, džiaugtis su visais kartu švęsti, bet tuo pačiu į galvą lenda nedrąsiai mintis, nejaugi mes čia matomės galbūt paskutinį kartą. Nesinori tikėti, kad paskutinį kartą matome šios gražius vaikučius, atliekančius gražią programą. Nesinori tikėti, jau daugiau nebepamatysime mokyklos mokytojo Viliaus Glušoko magiškų pasirodymų. Nesinori tikėti, kad ši graži bendruomenė nebeorganizuos renginių tokių, kurios kūrė bendruomenė, tautinių mažumų bendruomenės. O ką kalbėti apie šios mokyklos aplinką, prie kurios tikrai daug prisidėjęs yra savanoris, bet manau šios mokyklos ambasadorius Gintautas Šimkus, kuris simboliškai ir pat šią savaitę šventė savo gimtadienį, kaip ir ši mokykla. Tad ir norisi palinkėti, kad tiek ir gerbiama vicemerė Loreta, kuri labai kompetentinga, tiek ir mano patarėjas Sandra ir kiti tarybos nariai, Vandalukas, Rimantas, atrasit tą tinkamą sprendimą ir mokykla dar gyvuos ilgai, kur savo istoriją. Ir nesvarbu, koks bus jos tam pavadinimas ar valdymo struktūra, bet svarbiausia, kad išliktų žmonės. Žmonės, nuo kurių ir priklauso mūsų vaikų ateitis, ir kad vaikai kiekvieną dieną jų dėka tampa protingesniais ir geresniais žmonėmis. Na, o šios gražios šventės proga, kadangi turite ir gražų sraigių sodą, tai norisi išlydėti dar vieną sraigę. Manau, jin ras savo vietą, tai miela Danutė, tikrai norisi perteikti jums šitą dovanėlę. Sveikinu labai. O taip pat, žinau, kad šios mokyklos mokytojai sulauks daugybės padėkų. Tame tarpe ir aš noriu teikti 3 padėkas ir pakviesti čia pas save mokyklos neformaliojo ugdymo mokytoja, metodininkę Reginą Liutkevičienę, kuriai nuoširdžiai dėkoju už profesionalų ilgametį pedagoginį darbą ir atsidavimą savo profesijai. Taip, tada kviečiu anglų kalbos, informatikos ir neformaliojo ugdymo vyresnėje mokytoja Rita Kasparienė, kuriai nuoširdžiai dėkoju už ilgametį, kūrybingą mokinių ugdymą, mokyklos tradicijų puoselėjimą, bendradarbiavimą ir atsidavimą savo profesijai. Pasakysiu, Rita Kasparienė išvykusi su užsienio svečiais, tai mes perduosime, labai jums ačiū. Trečias kartas nemeluoja. Tai kviečiu pradinių klasių mokytoją, metodininkę Laimutę Lazdauskienę, kuriai nuoširdžiai dėkoju už profesionalų ilgametį pedagoginį darbą ir atsidavimą savo profesijai. Taip pat mokytojai yra išvykusi į tolimą kelionę, tai jums nuoširdžiai dėkojame, nes šitie žmonės tikrai yra be galo užimti. Labai ačiū, viskas bus perduota, o mes jums irgi pamažas edukatyvę. Yra atvykęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Bronislavas Matelis kartu su savo nuostabia padėjėja Inga Smalskienė. Labą dieną, mėly šios bendruomenės nariai,
moksleiviai, tėvai. 30 metų aš prisimenu tos laikus, kai kūrėsi mokykla, sąidėjo, daug visokių idėjų buvo, ir Danutė turėjo gerų idėjų. Aš manyčiau, kad ta mokykla galbūt ir nebus taip pesimistiškai, kaip čia buvo, reiškia, daug kalbėta, kad, kiek žinau, mokykla gyvuos, kiek ir su Ignu kalbėjau, tol, kol bus moksleivių. Gyvenimas toks, kad moksleivių mažėja, medicina žengia į priekį, vaikai renkasi kitokias mokyklas, tačiau nepaisant viso to, dėka Danutės ir kitų šios mokyklos steigėjai, kurie čia buvo paminėti dvasininkai, jūs jau įrašyti į Panevėžio istoriją. Ir kur atveju tas prisiminimas bus, bet per 30 metų, aišku, mokykla išugdė ne tik moksleivių, bet ir norėčiau dėmesį atkreipti į mokytojus, kurie dirbo su tais vaikais, nuostabiais vaikais. Ir norėčiau juos jam padėkai teikti dovanėlės. Linai Martinikienei. Įstaigos veiklos sukakties proga daro darbą ir nuoširdumą. Astai Sviderskienė. Didelė padėka. Su labai gražiom mantelytėm. Gražus mokytojai jūsų su mantelytėm. Violetai Vanagienei. Įstaigos veiklos 30-osios metės proga dėkojame už profesionalų ilgametį pedagogų darbą ir atsidavimą. Ačiū. Taip pat norėčiau, na čia kaip mano kolega sakė, galbūt paskutinį kartą, gal čia pajokavo, bet Danutė norėčiau, kaip direktoriai. Iš tiesų prisimenu tą darbą, kurį dirbo Danutė tos 30 metų. Ir noriu Jums padėkoti už Jūsų meilę vaikams. Aš širdžiai dėkoju, tikrai Lietuvos Respublikos Seimo narys Bronislavas Matelis yra be galo užimtas ir jis sakė, buvo išvykęs į kelionę ir visgi suspėjo, kaip smagu. Ir mes dar turime Guodos Burokienės padėjėją gerbiamą Vaidą Pečeliūnaitę, kuri taip pat nori kažką pasveikinti, kažkam kažką įteikti turbūt. Seimo narė Guoda Burokienė šiandieną dėl užimtos darbotvarkės negalėjo atvykti, bet prašė pasveikinti jūsų visą bendruomenę ir siunčia kuo geriausius linkėjimus jubiliejaus proga. Tai tikrai ilgas, gražus ir prasmingas, jau nueitas jūsų bendras kelias. Tikrai turite kuo pasidžiaugti, pasidalinti patirtim, pagalvoti, pabendrauti, pamastyti. Tai tikrai esat nuostabus, gražus tiek savo išorė, tiek savo vidumi. Ir noriu Jums visiems palinkėti, kad tą harmoniją išlaikant, eitumėt užsibrėžtų tikslų link. Būkite laimingi, būkite sėkmingi, sveiki ir dar sutikite ne vieną gražų jubiliejų kartu. Tai dar kartą sveikinimai Jums visiems, o šitą iškaltą Seimo narės sveikinimą Jūsų bendruomeniai įteiksiu prisiminimų direktoriai. Gražios šventės visiems. Kviesti nuostabų žmogų, kuris yra mūsų ir mokyklos įvairių renginių rengėjas. Ir nežinau, kokiais žodžiais apibūdinti, tai mūsų miesto vicemerė Loreta Masiliūnė. Labą dieną. Gerbiama mokyklos bendruomenė, gerbiami Seimo nariai, tarybos nariai, mūsų kunigė Domingo, labai maloniai matyti, ir visus svečius maloniai sveikiname, taip pat ir panevėžiečius ir iš tolimesnių kraštų atvykusius.
Taigi nėra pasveikinti mokyklą 30-ojo gimtadienio proga. Linkiu bendruomenę ir toliau skleisti, dovanoti visiems tą dvasinį džiaugsmą, nes iš tiesų jūs ne tik įvaizduojate žmogų, bet ir skleidžiate aplinkai dvasinį džiaugsmą. Tai aš tuo gėriuosi, džiaugiuosi ir linkiu jums neprarasti vilties pokyčius ir išdėti galimybes. Ir manau, kad viskas bus gerai. O dabar noriu taip pat nuo miesto mero įteikti padėkas. Čia gėles nuo miesto mero. Tai padėka nuo miesto mero Danutei Kriščiūnienei už profesionalų vadybinį darbą ir lyderystę, telkiant mokyklos bendruomenę bendriems tikslams ir veiklos 30-mečio proga. Miesto meras padėka Erikai Valentinavičienei už profesionalų ilgametį pedagoginį darbą atsidavimą savo profesijai. Už profesionalų ilgametį pedagoginį darbą atsidavimą savo profesijai. Matuzienė. Ramunė Šveisai. Pedagoginį darbą atsidavimą savo profesijai. Viliui Glušokui. Gera visus pasveikinti Panevėžio miesto švietimo skyriaus vardu ir palinkėti, kad jūs ir toliau kurtumėte ir žydėtumėte kartu. Taigi sveikinimai visų pirma. Ir taip pat dovanas. Paprašysiu vicemerę įteikti dovanas, o aš perskaitysiu žodžius. Taigi, Ramūnui Kabeliui, informacinių technologijų ir neformaliojo ugdymo mokytojui, už profesionalų ilgametį pedagoginį darbą ir atsidavimą Kristinai Šimkuvieniai, už nuoširdų darbą ir atsidavimą savo profesijai. Palmirai Stančiauskienei. Laimutei Veinarauskienei. Ir Rimantui Puidokui. Ačiū jums visiems už nuoširdų darbą. Nuoširdžiai dėkojame nuostabiam švietimo skyriui. Gaila negalėjo dalyvauti vedėjas Silvija Sirkovienė, nes nuo visos bendruomenės perduodame nuoširdžius linkėjimus. Ir noriu pakviesti viešnią iš Vilniaus Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentę Vaidą Lukošiūtę.
labai malonu jūs visus matyti. Malonu buvo atvykti į Panevėžį. Sveikinu šią mokyklą. Labai graži aplinka. Važiuodama į Panevėžį mašinoje galvoju, svarsčiau, mokyklą. Kokia tai mokykla? Taip, man mokykla susijusi su namais. Čia vaikų pagrindiniai namai. Jie užauga, mokosi, klysta. Tai čia yra žinių pasaulis, jie bendrauja, komunikuoja, semia žinias. Mūsų svarbiausias tikslas šitos namus išsaugoti. Svarbu, kad čia visada vyktų gyvenimas. Judesys. Linkiu šitai mokyklai gyventi dar daug metų. Noriu pakviesti miesto tarybos narį Rimantą Narkūną ir jo visuomeninę padėjėją Panevėžio miesto ir rajono PAN tautodailė projektų vadovę Jūrą Butkevičiūtę. Prašom. Gerbime Danutė, gerbime mokyklos bendruomenė, svečiai. Tikrai džiaugiuosi tokia gražia švente. Mokyklos jubiliejimų. Šios mokyklos bendruomenė teko įsilieti gal prieš 10 metų dalyvauti šios mokykloje veikloje. Mes tada su Gintauto vežėm akmenis, rinkome iš Šuliūno, Panevėžio rajono gyvenvietės, iš akmenis, iš teritorijas, medžius. Dalyvavome įvairiuose renginiuose. Tai tikrai, Danutė, jūs esate toksai šviesulys mokyklos. Visai bendruomenė. Kiekvienoje bendruomenėje būna lyderis. Jeigu nėra lyderio, nėra bendruomenės. Tad palinkėsiu jums tikrai sveikatos, su bendruomenėje tų gyvenimo metų, su jie egzistavimo, kad manau, kad mes ne vieną rudenį šios šventės mes susitiksime kiekvienais metais, o nuo savęs, nuo mūsų, norime mokyklos bendruomeniai įteikti šios kamuolius, nes vaikučiai gerą emociją, fizinį aktyvumą, gerom emocijom dalyvasi, kaip per fizinį aktyvumą, suteikia psichologinę, psichinę, emocinę sveikatą. Palinkėti jūsų vaikučiam fizinio aktyvumo, kad gyvuotumėte ilgai. Ačiū Jums. Gerbiamas miesto tarybos narys lankosi visuose renginiuose, viską žino apie mokyklą, jis prisideda prie savanoriškos veiklos ir yra Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus narys. Ir vakar mes turėjom susitikimą su infrastruktūros skyriumi Panevėžio miesto savivaldybėje. Mes atvažiavom su svečiais, Rimantas su mašinėlė, pjauna prie Gabrielės Petkevičaitės bitės namelio žolę, taip ir turi daryti tarybos nariai. Ačiū už palinkėjimus, bet visi tai mums linkėkite daugiau vaikų, kad būtų vaikų, o tiek, kiek mūsų šiandieną svečių, kad tas balsas nueitų į viršų. Na ir šiandieną mes turime tarptautinį renginį, turime svečių net iš mūsų kaimyninės Latvijos. Pas mus į šitą šventę atvyko sena bičiulė iš Rygos kurčiųjų mokyklos Kristijana Pauninė su vyru. Ir kartu atvyko jos buvęs darbuotojas, taip pat bendraujantis su mūsų bendruomenė Janis Janbergs. Пожалуйста. Гарсонером. Illness, what we call, and what we now COVID, we don't meet each other. So, visa, ką jaučiate,
nusprendė žinoti, paima ir įkvėpia žėlę žvakę, kad kiti galėtų užsidegti. We would like to wish you each day go to the school with a pleasure and joy, and come back return home and feel yourself satisfied and happy. And we bring to you your school Canadian Life Poetry. Let your educational and well-being spaces you can make more. Ir čia parašyta, miela Danutė, aš truputį pradėčiau, bet ir aš vaikštau po šitą kiemą, čia truputį ir man, ir visiems mums turbūt paskaitysiu. Sveikinimas iš Kipro Nikosijos kurčiųjų mokyklos. Norėčiau padėkoti už malonų pakvietimą. Aš, Kipro kurčiųjų mokyklos mokytojai ir vaikai, linkim sėkmės šventėse ir sėkmės ateityje. Tikimės, kad ir toliau bendradarbiausime. Maloniai kviečiame apsilankyti mūsų mokykloje, kai tik panorėsite. Linkėjimai. Kurčiųjų mokyklos direktorius. Dabar aš vėjų kalbą pavardę paskaitysiu. Kika Hadžikakau. Ačiū linkėjimus Kiprui. Jie turėjo pas mus atvykti didžiulė delegacija, bet jie turėjo išvykti, sutapo labai į Švediją ir tiesiog, neišėjo šį kartą. Bet labai ačiū, dėkojame Kipro direktoriui visai bendruomeniai. Mes tarp kitko lankėmės ne kartą Kiprė ir dabar jau sukam planus, kaip ten išvažiuoti, ten yra nuostabu. Ir jau ruošiasi dar vieną šokį mums padovanoti, Panevėžio bendruomenių rūmų šokėjai Linas.
ir pievą, ir šią mažą dovanėlę. Ačiū Jums. Mes taip pat norim pasveikinti, biški šokiukai atsitraukit. Iš ties draugystė su mokykla yra jau daug metų, nuo pat mokyklos galbūt įkūrimo, nes visą laiką ateidavo šokti grandinėlė, vaikai, bet kadangi šiais metais naujas švietimo įstatymas negali praleisti pamokų, atėjo senjorai, man atrodo, kad patiko, nes jam dabar jau galima šokti. Taigi mokykla ir mūsų bendruomenių rūmai yra kaip partneriai, nes ir čia bendruomenė, ir pas mus bendruomenė. Daug renginių, kas vyksta šitoje mokykloje, tai ir veikliųjų moterų klubų suėjimai, ir Lietuvai pagraždė draugijos visi renginiai, ir Lenkų tarptautinis festivalis, kuris įkėdė šitos erdvės į miesto erdvės. Iš tikrųjų, Danutės iniciatyva yra labai daug įkurta. Tai aš manau, ilgai nelaikydama sveikindama su gražiu jūsų jubiliejumi ir su to rudenišku augalėlį pasodinsit. Manau, jūsų sode rasit dar vietos ir jūs užaugs. Palaikykite, prašau, prašote šokėjais. Linkiu, kad mokykla gyvuotų. Nesvarbu įstatymai, bet reikia tokios mokyklos. Jau labiau, kad išpuoselėta per tiek metų turi likti ir mūsų miestui, ir mūsų kraštui, pagaliau Lietuvai. Ir aš matau, tikrai visi šiandieną sveikintojai ir atstovai valdžios ir Seimo nariai turėtų pritarti šios mokyklos išlikimui. Čia ir kūrėsi bendruomenė, ir kiti ateina, ir kiti renginiai vyksta, nes aš juose labai daug ir dalyvauju. Sveikinam, linkime sėkmės visai mokyklos bendruomeniai ir gerbiamai Danutei. Iš tikrųjų, jūs tai darote didžiulį darbą ir tai, kaip žinia, dar ir nežino daugumės, Danutė mūsų yra įvertinta, ponė direktorė Danutė, Vytės medaliu šį pavasarį už filantropinę veiklą. Taigi paplokime jai ir tą veiklą turi tęsti toliau, o mes šoksim. Ačiū. Gražių švenčių. Dėkoju gerbiamai Zidai. Be jos, nežinau, miestas, Lietuva, net tokį vaizdą turėtų, kokį dabar turi. Ir ypatingai Panevėžio miestas, jos dėka, jos nuostabių suaugusių žmonių, mokinių, vaikų, jaunučių šokių grupių, kiek čia visko prikurta yra. Tai, nežinau, jos nebūtų netektų daug ko. Labai ačiū už tą gražią bendrystę. Na, o dabar tikrai aš pasižiūrėjau jūsų sveikintųjų sąrašą, aš registravau ir dabar iš ties pakviesiu gausų būrį žmonių, nežinau, po vieną, po du. Panevėžio mokyklų vadovus noriu pakviesti, savo kolegas, tai mes turime susibūrę į tokią mokyklų vadovų asociaciją. Ir šioje šiandieną asociacijoje yra nuostabų žmonės, prašom ateiti. Mūsų miesto šitos asociacijos ir Panevėžio Balčikonio gimnazijos direktorius, jis yra asociacijos prezidentas Raimondas Dambrauskas. Dar noriu pristatyti kaimyninės mokyklos Mykolo Karkos direktorė Ninolė Petronytė Kairienė, gal mums ir teks būti jūsų mokyklos padaliniu, švietimo centro direktorė Asta Malčiauskienė, moksleivių namų direktorė Raminta Juzėnienė, šalia esančios mokyklos Saulėtekio progimnazijos direktorė Sandra Jakštienė, buvusi vicemerė, Zina Stripeikienė, Petras Leikauskas, specialiosios mokyklos direktorius, o jūsų pavaduotoja, kur atėjo? Nepėjo. Dabar daugiau iš direktorių nematau, bet visi dirba savo darbą, bet matot, iš tokios gausios mūsų asociacijos tiek daug žmonių. Ačiū Jums, kad atvykot, mėlyji, ir prezidentui žodis. Labą dieną, mėly šventės dalyviai, mėla direktorė, Seimo nariai. Šiandien šitame kieme labai šilta ir šviesu. Ir tikriausiai šviesu nuo jūsų šypsenų, nuo jūsų šilumos, o aš esu šiaip fizikas, pagal sakykime. Tai visų vadovų vardu noriu pasakyti, kad šviesa turi tokias tris dimensijas.
Tai yra ta šviesa, kai mes matome vienas kitą, šermukšnio uogas, matome eglės žalius spyglius, matome labai gražią karūną ant direktorės galvos. Yra kita dimensija, žmogiškoji šviesa, kuri sklinda nuo kiekvieno žmogaus, bet nuo vienų labiau, nuo kitų mažiau. Ir aš galvoju, kad jūsų vadovė tikrai turi tos šviesos, kurią dalina savo mokiniams ir savo mokytojams. Ir aišku, yra dangiškoji šviesa, kurią mes patyrėme per šventą Kalėdų rytą, Velykų rytą. Tai tiesiog aš linkiu, mielą vadovę, nes nuo mokyklos sėkmė labai daug priklauso nuo vadovo. Švieskite, šildykite, būkite laimingi su jūsų švente. Tai vieni iš artimiausių kaimynų Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos bendruomenės vardu noriu pasveikinti šios gražios šventės progą ir vienos iš mokytojų rankų darbo nutapytų paveikslų, tai yra arbatos puodeliu. Noriu palinkėti jums draugystės ir laiko arbatos puodeliui. Ramiai atsisėsti, pabūti, pasidalinti mintimis, pasidalinti idėjomis ir kas būtų, jeigu būtų nežinia, bet arbatos puodeliui mes visada laukiame jūs, kviečiame jūs ir tikimės, kad ne kartą išgersime skanios kvapnios puodelio kartu. Atėjo laikas ir kitiems kaimynams pasveikinti nuostabią jūsų bendruomenę. Pro vieną pusę tvoros strikt ir papuolį į Saulėtekio progimnaziją. Bet visos Saulėtekio progimnazijos vardu noriu jums perduoti pačius šilčiausius sveikinimus, linkėjimus ir prisijungiu taip pat prie visų labai gražių sveikinimų. Taupant laiką noriu pasakyti keletą tik žodžių. Noriu Danutei ir visai komandai palinkėti tik tai optimizmo, kurio tikrai nestokojate, ir tikėjimo, kad viskas bus gerai. Ir pabaigai prisiminti šauniojo kareivio Šveiko mintį, kad kai bus, kaip nebus, kaip nors vis tiek bus. Niekada dar taip nebuvo, kad kaip nors nebūtų. Bet sveikinam, sveikinam, mylim, apkabinam. Mieli bičiuliai, Panevėžio švietimo centro komanda dėkoja jums už bendrystę. Dėkojame jums už jūsų didelę širdį, į kurią telpa visi, ir maži, ir dideli. Už tai, kad jūs girdite ir matote širdimi. Ačiū jums, gražios, puikios šventės. Dar gražų žodį ir dėkui noriu tarti nuo STEAM centro Terabo vado. Dėkui Danutė ir gražią šventę. Neformalų suaugusių švietimą, kadangi Danutė yra mūsų komandos narys. Nuostabia draugystė su Robolabas STEAM centru, kur mūsų vaikai turi tikrai unikalią galimybę. Tai va, Vaida Repovienė, nuostabi vadovė. Tiesiog gal dėmesio šiandien daug sveikintų, nebegaliu tiek skirti visiems.
Virginija Juknienė, su visa komanda atvyko, va čia ir Jonas Dumša, mes esame, na, kaip sakyti, tokie, kaip skiriam laiką bendriems miesto reikalams ir gal kažkas nuo to sprendžiasi. Ačiū, mėlyjeji, kad jūs atvykot ir radot laiką minutėlę pabūti kartu. Pavydį mano fėja, truputėlį. Dabar bet nuostabę turime kolegę, su kuria bendradarbiaujame, nes yra vaikučių pas mus ne tik su klausos negalia, bet ir dar ir su tais, kuriem reikia teikti tiflo pedagogo pagalbą. Ir čia yra nuostabaus darželio Linelis vadovė Vera Janikūnienė. Prašom. Ačiū. Mūsų Linelis ką tik atšventė 60 metų jubiliejų, o jūs švenčiat dar tik 30. Bet mes linkim jums dar daug gražių gyvavimo metų, auginkite jaunąją kartą ir gyvuokit ir sulaukit mūsų jubiliejaus, kad mes vėl galėtume matyti jūs pasveikinti. Su švente, miela bendruomenė ir gerbama Anita. Noriu pakviesti svečius iš Vilniaus, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, direktorė Svetlana Viliušienė su komanda. Komanda taupo laiką. Tai iš tikrųjų šiandien labai dažnai girdėjau žodį bendruomenė, bet žinokit, šiai mokyklai man žodis bendruomenė trupučiuką nedatraukia. Aš noriu pavadinti šią bendruomenę šeimą, nes tiek, kiek šie žmonės investuoja laiko, širdies, viso ko, tiek galime investuoti tik į savo šeimą. Tai čia tikrai nuostabi šeima, aš jūs visus sveikinu. Taip pat, kaip šeimos mama, svarbiausia mama, noriu pasveikinti Danutę ir noriu jums palinkėti dar daug metų, kaip minėjo kolegės. Ir tom dienom, kai apkarsta, pasikvieskite savo kolegas iš kitų mokyklų arba savo šeimos narius ir prie to padovanoto arbatos puodelio pasisaldinkite. Na, o žinokit, kiekviena šeima, kuomenė yra stipri savo šaknim. Mes visi kūrėme genealoginius medžius, ieškome savo šaknų. Tai aš jums linkiu įsišaknyti dar labiau, nors čia tikrai labai daug medžių ir labai daug šaknų, bet mes linkime dar vieną ir jūsų padėjėjų teks dar bent vieną dar duobę kasti. Nežinau, ar šiandien ar kažkokią kitą dieną, bet mes jums tikrai linkime stipriai čia įsišaknyti, sužydėti taip, kaip sužydė šį hortensiją pavasarį, mes pažadam, tikrai dabar atrodo gal nelabai kaip, bet pavasarį bus nuostabu ir galėsite atvažiuoti fotografuotis. Tai va, tikrai linkime jums žydėti ir stipriai laikytis. Dėkojame direktoriai Svetlanai ir jos komandai visai, kad jie atvyko pas mus. Ir dabar mūsų kolegos iš Kauno atvyko, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorė Raimonda Juknevičienė su komanda. Prašom. Labą dieną, direktorė mūsų kitame renginė. Atsiprašau, mes turėjome pasidalinti. Esu savęs pavaduotoja. Ir norėčiau pasakyti gerbimum kolegom tokius Marcinkevičiaus žodžius. Ir eina su mumis, kas niekam dar nežinoma. Ir seka paskui mus, o jau seniai nėra. Mes kartais praeitį ar gal susigrąžiname. Atsirėme į ją, tenai kur ji gera. Taigi, tegu jūsų mokyklos veikla būna dosni, saikingais rūpesčiais, nepamirštama keliais darbais ir puikiais sumanymais ir gerais siekiais. Linkime, kad būtų šviesi, graži ne tik šitą šventę, bet ir jūsų kasdienybė. Tiesiog tokie linkėjimai yra iš Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro. Ir atvežėm jums dar vieną tokį gyvūną į jūsų sraigių sodą, manau labai sėtiks. Ir mažiems sraigiukams nelauktuvės. Mažiem jūsų sraigiukams.
mūsų viešinę nuolatinę Ireną Duchkovską, bajorą Vladislavą Voštutą su žmona Regina ir Lenkų grupės mokytoją Reginą Čirickaitę. Irgi greitai švęsime Lenkų vidurinės Lietuvos šimtmetį. Sveikiname studentį. Labai dėkojam jūsų nuoširdumą, jūsų šviesą, už jūsų šilumą, už tai, kad priimat mums visada, padedat organizuoti bendrus renginius. Ir linkim jums aušros vardo Marijos. Labai trumpai norėčiau pasveikinti dar kartą, prisijungti prie visų šitų sveikinimų, kurias gaunu. Šitą mokyklą, tai gaila, kad nuliūdino kažkas. Prikarksėdami, ko gero gal ir prikarksės. Ačiū, supratote. Ačiū. Na, 2, 3, 4 kartus. Kartu organizuojam didžiulius festivalius. Ir mes iš tikrųjų juos laikom daugiau negu šeima. Šitie žmonės yra nuostabus. Ir dabar aš norėčiau, o daugiau, Regina Čirickaitė atvyko, Lenkų mokytoja. Nematau. Noriu pakviesti dar vienus nuostabius žmonės, tai iš Jonavos moterų asociacijos Jonavietė. Atvyko prezidentė Renata Mikalauskienė, dailininkė Birutė Gadišauskienė ir prisistatysite jūs. Neužsirašiau, pristatysite. Labą dieną dar kartą visiems. Mes esame iš Jonavos, Labdaringa asociacija Jonavietė. Ir atvykome pasveikinti savo nuostabios draugės Danutės. Mes gyvuojame daug mažiau, mums tik 18 metų Jonavietė, bet mūsų tikslai labai panašus, socialinę atskirtį turintys vaikučiai. Ir tą progą Jonavietė iškepė naminę duoną. Kaip žinome, su kuo asocijuojasi duona? Su bendrystė, draugiškumu. Tai ir tuo norėčiau pasakyti, kad labai norėtume, kad nenutrūktų tą draugystę dar daug metų. Lygiai taip pat ir derlingumas. O norėčiau palinkėti su derlingumu, kad jum kiti metai būtų daug derlingesni, turėtume daug daugiau vaikučių. Svajot galima ir kad nebūtų 27, 127, bet aišku, čia gyvenimo pasvajot, bet kad pasipildytų gretos. Ir linkiu jums visokeriopos sėkmės ir perduodu žodį. Danutė, kiek girdėjau, už draugystę, už meilę, kurią jūs aplinkui skleidžiat ir mūsų atvežat. Mes labai džiaugiamės jūsų draugystę ir bendravimą. Ačiū. Atvyko mūsų pasveikinti Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos susivienijimo pirmininkė Erika Likutė Stundžienė. Kviečiame. Taigi Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vardu pirmiausia noriu padėkoti už bendrystę, na ir pasveikinti su labai gražiu jubiliejumi ir taip pat palinkėti, kad būtų taip, kaip geriausiai jūsų bendruomeniai. Ačiū. Kiti bijo. Pas mus yra 2 profsąjungos ir mes puikiai sutarėm. Ir aš tikrai tikiu ir kad ateityje nebus jokių problemų, o jeigu bus problemos, profsąjungos padės mums jas išspręsti. Noriu pakviesti nuostabų vyrą, šaunų žmogų. Tai Panevėžio žydų bendruomenės pirmininką gerbiamą Genadį Kaufman, kuris yra mūsų nuolatinių renginių dalyvis. Mes pas juos einame į renginius, jie mus pakviečia, mes juos pakviečiame. Irgi mūsų šeimos narys. Prašom. Gerbiami svečiai, Seimo nariai, Panevėžio tarybos
nariai, vicemerė, gerbiami darbuotojai. Darbuotojai iš jos malonus mokyklos, gražus mokyklos, todėl kad čia pavyzdys, pavyzdžiai, kaip reikia dirbti. Danutė taip daug jėgų prideda tam, kad išlaikys šitą mokyklą. Todėl, kad pas ją labai geras širdis. Man atrodo, kad jeigu būtų galimybė, apkabintų visus ir čia sėdinčių, ir kur nėra. Ir šiandien nepaprasta diena. 20 metų čia labai didelis laikas. Ir patikėkit, mes dažnai čia būnam ir mums labai visada malonu dalyvauti čia, todėl, kad supraskite, visada jūsų šypsena tokia šilta. Danutė visada šypsena labai maloniai, priima visada nuo širdies. Nepaprasta diena, todėl kad dar vienas šventas šiandien. Šiandien pagal žydų kalendorių naujas metus prasidėjo. Šiandien 5784 metais. Ir šią progą noriu pirmas dalykas padovanoti kalendorių. Šventą Toną mūsų kaip visada. Ir pasakyti dar vieną tokį šiltą žodį nuo Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės. Jie žino, kad šiandien pas jūs toks šventė, toks jubiliejus. Jie linkia jums viską pageriausia. Ir kad nekartoti visus linkėjimus, aš tai pasakysiu, kad tegul visi linkėjimai, kurie šiandien buvo pasakyti, išpildytus. Ačiū Jums už dėmesį. Dabar norėtume išgirsti žodį iš Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės Nijolės Miškinienės. Aš noriu pasveikinti Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuro vardu. Tai reiškia, kaip sveikatos biuras, tai mes linkim sveikatos. O jau tikrai šiais laikais visi žino, kad sveikata priklauso nuo mūsų pačių. Bet jeigu aš paklausiu, ką reikia daryti, kad būtume sveiki, tai kas galėtų padėti man, ką reikėtų daryti? Žingsnius rinkti, ką dar, sveikai maitintis, dar, sportuoti ir taip toliau. Bet labai dažnai žmonės pamiršta patį pagrindą, kurį irgi dar netgi Karolis Gineika paminėjo, kad pats pagrindas yra laimingas gyvenimas. Tai laimingas gyvenimas be meilės yra neįmanomas ir tai yra pačių pagrindų pagrindas. Mes galime labai sveikai valgyti ir jeigu būsim pikti, jeigu neturėsim širdį meilės, mes tikrai nebūsim sveiki. Tai vat, šiandien aš tiesiog žaviuosi ir kaip visi žinom, kad meilės nepaslėpsi, tai matosi iš kiekvienos kertelės, iš kiekvieno palinkėjimo žodžio, iš tikrųjų čia gyvena meilė. Ir tiesiog linkiu būti pavyzdžių visoms bendruomenėms, visoms mokykloms, nes tikrai jūs esate patys nuostabiausi. Noriu pakviesti mūsų nuostabius draugus, tai Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Panevėžio teritorinio skyriaus vadovė Sandra Temeraitienė su visa komanda. Prašom. Labą dieną visiems. Labai norime pasidžiaugti kartu už jūsų visus pasisekimus, už jūsų kūrybiškumą ir pasidžiaugti tą jūsų šventę. Mes dažnai lankomės jūsų visose šventėse, matome jūsų tikrai nuostabias jas, matome darbą žmonių, matome kūrybiškus mokymus. Ir taip pat visada džiaugiamės jūsų aplinka gražia, tokia tiesiog vadinti galima pasakų mišku. Ir mes į jūsų pasakų mišką norime jums padovanoti sargą. Šitas sargas saugos ir jūsų sraigelius. Jis turi žigurėlį. Tai žigurėlis prisikaupę saulės spindulių pradės šviesti. Sraigės tikrai ras kelią ten, kur jos ir gyvena. Tai dar kartą švente, visiems sėkmės, būkite sėkmingi, laimingi, sveiki.
norėtume pakviesti kurčiųjų draugijos pirmininkę Otiliją Kovalenskytę Difazijo. Sveikinu visus. Čia aš stoviu kaip ne kurčiųjų centro direktorė, ne, bet kaip pirmoji mokinė šitos mokyklos. 1990 metais aš atėjau į 1. klasę ir 12 metų čia lankiausi šitoje mokykloje. Ir labai noriu pasakyti didelį ačiū šiai mokyklai. Išmokau rašyti, skaityti, taip pat savarankiško gyvenimo įgūdžių įgavau. Ir dabar aš turiu sūnelį, vardu Mijus. Jisai lanko šią mokyklą ir jau 5 metai jam. Ir aš tikiuosi, kad jisai sulaukė 7 metukų, taip pat lankys šią mokyklą ir baigs šią mokyklą. Aš labai tikiuosi, kad ta mokykla dar ilgai gyvuos. Ir kasmet aš ateinu ir aš čia jaučiuosi kaip antruose namuose. Aš labai tikiu ir džiaugiuosi už visus mokytojus, myliu juos. Ir visada čia mane pasitinka su gerąja nuotaika. Linkiu jums visiems sėkmės ir kad gyvuotų šitą mokyklą ilgai, ilgai, ilgai. Pats nuostabiausias dalykas, kada į mokyklą sugrįžta buvę mokiniai, veda savo vaikučius ir mes dar pakviesim, dar tokių mokinių čia yra. Bet dabar norim pakviesti Panevėžio kurčiųjų kultūros centro bendruomenę, vadovaujama Viliaus Glušoko ir Raseinių kurčiųjų pirminės organizacijos pirmininkė Genovaitė Eidukevičienė. Visus čia susirinkusius pedagogus, mūsų miestų svečius, ir norėtų nuo kurčiųjų kultūros centro kolektyvo pasveikinti šią gražią progą mokyklos kolektyvą visą, taip pat mokyklos direktorę, kuri kukliai puošia, stengiasi šią mokyklą puoselėti, kiek gali, kiek širdis leidžia, kiek sveikata. Taip pat noriu palinkėti mokyklos direktoriai daug sveikatos, ištvermės tolesniam jos kūrybiniam gyvenime, kuriant mokyklą, kad ši klestėtų ir būtų graži visam Panevėžiui. Ačiū. Taip pat mūsų draugus išmokyti visi mūsų draugai yra. Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnų grupės vadovė, vyriausiąją tyrėją Renata Gustaitienė, kuri šiandieną kartu su Amsiu atvyko. Sveiki visi. Mes tikėjomės, kad mus pamiršo ir ačiū Dievui, kaip sakant, kad mus jūs pamiršta. Ir kad susidurėt su mumis tik tai gerom emocijom ir renginiuose. Nes policininkų netiek daug ir ištirti nusikaltimus yra netaip lengva. Tai džiaugiuosi, kad jūs saugot vienas kitą, globojat ir perdadat šviesias mintis viens kitam. O mes linkime nuo visos mūsų bendruomenės, kad kai tamsios mintis ateis ir ruduo numes visus lapus, kad ta saulė būtų dar daug metų. Ir šitas angelas sargas, kurį aš ištrauksiu, saugoti jūs visą likusį gyvenimą. Renata sako, daug pamiršo. O žinot, kodėl Renata dabar pakviečiau būtent ir jūs jau išbėgat?
Ai, amsiu. Taigi, žiūrėjome mes jų kantrybę. Iš tikrųjų, tai reiškia, policija gali ir ilgiau pabūti. Šiaip paprastai būna pakvietė ir išeina. Bet aš stebiuosi. Seimo nariai sėdi, padėjėjai sėdi, vadovai sėdi, tarybos nariai sėdi. Nuostabu, nes jūs ir sėdėkite dar, bet ilgai sėdėti čia nesėdėsim. Tuoj kelsimės į barą, eisim aplink mokyklą, bus ten visko daug. Bet dar mes turim labai gražių svečių. Mes labai gražiai bendraujame su tokia organizacija 7 akimirkos. Ir direktorė Ieva Grigaitė yra čia pas mus. Kviečiame Ievą. Nuostabi grupė, nuostabus draugai. Ir aš žinau, kad jie nesutiks, todėl aš į pabaigą jau labiau, nes jie labai artimi yra. Taigi, Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus pirmininko pavaduotoja Bronytė Slapšienė. Ateikite. Labą dieną visiems. Sveikiname visą kolektyvą, vadovę Danutę ir linkime visiems ko geriausios sėkmės, sveikatos. Jūs kiekvieną dieną ateinate į šią mokyklą ir paliekate savo rūpesčius ir rūpinatės jau mokyklos reikalais. Savo meilę atiduodate vaikams, kurios labai reikia. Ir tie vaikučiai čia yra laimingi. Tad dėkojame jums, jūsų visam kolektyvui, kad juos padarote laimingus čia. Ir tai padovanojo jums arbatos, o aš padovanoju medaus prie arbatos. Jūs kaip bitutės, visas kolektyvas, taip šauniai dirbate ir dirbkite toliau. Ačiū, Bronytė. Bitutės. Aišku, eisim greit link bitučių, ten laukia ir mažos bitutės iš riešutėlių darželių, bet čia vėliau dar. Dabar taip, moterų klubo veiklios moteris viceprezidentė Valytė Bilietė. Labą dieną mokyklos visuomeniai. Labą dieną visiems svečiams. Maloni diena, jubiliejus. Veikliųjų moterų klubas sveikiname gerbiamą šios mokyklos direktorę Danutę Kriščiūnienę. Sveikiname visą mielą mokyklos bendruomenę. Danutė Kriščiūnienė yra ir Veikliųjų moterų klubo prezidentė. Mes jau gyvuojame 17 metų. Žinome labai puikiai šią mokyklą. Čia visada malonu ir mažiems, ir dideliems, ir seniorams. Tad labai džiaugiamės. Justinas Marcinkevičius yra parašęs ir pasakęs. Taip gera mylėti, nes ateiname į šią žemę tik mylėti. Ir mylėti visą tai, kas gyva šioje žemėje. Šioje mokykloje taip yra daroma, mylima nuo žemės, nuo boružės, nuo sraigės ir žinoma nuo žmogaus. Ar jis mažas, ar jis su negale, ar jis linksmas, ar jis liūdnas. Tad nuoširdžiai linkime šiai mokyklai gyvuoti toliau, klestėti ir Danutei, žibėkite, klestėkite, čia jūsų namai. Ačiū Jums. Danutė, tarytėm talpa tikėjimas, viltis ir meilė. Tikrai dalinkis visada šiom vertybėm. Šio amžiaus universitetu. Ir šiandieną mes turime rektorę, gerbiamą Zitą. Kartu organizuojame, kol Zita ateis, aš dar truputėlį papasakosiu. Ypatingai spalio 1 švenčiame pagyvenusių žmonių dieną, švenčiame ir kitas dienas. Ir šitos aplinkos priima visus, nes jos didelis, mes galim čia visur įsiplėsti. Tai va, gerbiama Zita. Kad visi labai pavargo, tai aš nieko nesakau, gyvenkit, klestėkit, sveikinu. Esperanto
klubo Revo žmonių, nežinau, ar jie kalbės kažką. Yra informacinio centro Europe Direct direktorė Alina Misiūnienė. Ar yra? Kuriant vaikams naujas galimybės ir cituoju kunigą Domingo. Ačiū, kad sukūrėt meilės mokyklą. Ačiū. Pagrindinė stipriausia grandis yra mokiniai, esami buvę, esami tėvai. Tai aš noriu pakviesti va šitą grupę žmonių. Matau, Aidas Užkurėlis, mano buvęs vienas iš mylimiausių mokinių, teko man dėstyti biologiją. Tadas Bielskis, visus mokinius. Kas čia sakė, kad puikiai mokykla, taip, puikiai ir tikiuosi ilgai gyvens. Šią mokyklą aš pradėjau nuo 2 klasės, baigiau pagrindinį, išsilavinimą įgijau čia. Taip, labai malonu, ačiū mokytojams visiems, auklėtojams, visam šios mokyklos kolektyvui. Didelis ačiū Jums. Ačiū mokytojai, ačiū direktoriai, kad mus pakvietė, mane pakvietė. Nuo 2001 metų aš čia, šitoj mokykloje. Ir tiek įgijau galimybių, taip pat atėjęs čia labai džiaugiuosi, kiek naujovių įdiegta, koks grožis aplinkos. Ir aš labai noriu jums kartu su savo sutuoktinę pasveikinti ir įteikti rožių krūmelį. Tikiuosi ras vietos jūsų sodelėje. Sveiki visi čia susirinkusieji, mokytojai, auklėtojai. Taip pat aš trumpai čia lankiau šią mokyklą ir šią stafetę perdaviau savo dukrytei nuo 1 klasės iki pagrindinio ugdymo. Ją mokė šioje mokykloje. Viskas labai pasikeitė. Visiems labai didelis ačiū. Taip pat sveikinu direktorių. Kurčiųjų neprigirdinčiųjų mokyklos. Jums dovanėlė. Sveiki visi. Norėčiau pasveikinti Panevėžio kurčiųjų mokyklai su jubiliejum 30. Aš šiandien pradėjau mokytis Panevėžio kurčiųjų mokyklai nuo 5 klasės. Taip pat yra mano klasės draugė Viktorija Kamaruškaitė. Kartu su ją mokiausi iki 10 klasės. Galėčiau pasakyti, kad šita mokykla tikrai yra faina, draugiška bendruomenė. Mokytojai tikrai nėra tokie blogi stengiasi padėti mokytojai su visokiais problemomis, iššūkiais. Tai, kad sveikinu dar kartą su jubiliejum. Sveikinu su 30 metų jubiliejumi. Aš baigiau šią mokyklą. Aš užaugau šioje, išmokau daug joje. Kaip ir viskas. Aš mokausi nuo 1 iki 12 klasės mokiausi šioje mokykloje. Labai didelis ačiū auklėtojams, mokytojams. Ačiū visiems. Taip pat sveikinu su šio gražiu jubilieju 30 metų.
metų jubiliejumi. Taip, mokykla labai išgražėjo. Buvo mažiukė. Aš nuo 3 klasės labai trumpai mokiausi, nuo 3 klasės, tada baigiau kitą mokyklą, perėjau. Ačiū labai, tikrai graži mokykla ir išpuoselėta. Sėkmės jums. Ir toliau gyvuokite. Ačiū. Ačiū mokiniams, ačiū tėveliams. Būkit su mumis kartu ir toliau visuose renginiuose ir ne tik šventėse. Ateikit ir taip kasdieną. O dabar matau atėjo 7 akimirkos direktorė Ieva Grikaitė. Prašom, ateikit pas mus. Aš labai atsiprašau, kad čia truputį vėluoju, tiesiog šiandien dar labai daug renginių nusimato. Ir važiuodama galvoju, ką čia pasakyti. Ir pirma mintis atėjo, kad iš tikrųjų jūs, Danute, jūsų įstaiga labai geras bendrystės, socialinės atskirties mažinimo, integracijos pavyzdys mūsų visuomeniai. Jūs labai gražiai mokat įtraukti ne tik nevyriausybinį sektorių, bet rodyti didžiulį pavyzdį šitai visai bendruomeniai ir šitiems žmonėms, kurie yra. Tai ačiū jums labai, gyvuokit ilgai ir klausydama šitų gražių žodžių jūsų baigusių moksleivių, tai galvoju, kad viską darė teisingai. Labą dieną, visa tokia graži bendruomenė. Kadangi noriu pasveikinti gatvės kaimynę, mes irgi iš parko gatvės, aš laiką daug neužimsiu, noriu prisijungti prie visų palinkėjimų, sveikinimų, kaip ir sakė Genadijus, kad jie išsipildytų ir dar tik antrą tiek. O čia mūsų moteryčių rankų darbas. Taip, dabar, kodėl palikau pabaigai mūsų nuostabę grupę Bočiai. Yra miesto tarybos narys Vitalijus Atkevičius, Panevėžio pensininkų bendrijos, man žodis apsiverčia pensininkų bendrijos pirmininkas ir daug titulų. Ir jis dar mus linksmins, mes būtumėm dar truputėlį toliau, bet aišku, kadangi sveikinimų zona čia, tai gal tada čia mes ir pasisveikinkim, o toliau dar žodį Vitalijus tars muzikos garsais. Tai prašom, Vitalijus ir Regina Bausienė, Bočių pirmininkas su pirmininko pavaduotoja. Sveikinu Panevėžio Kurčių ir neprigirdinčiųjų mokyklos bendruomenę su 30-mečiu. Perduodu linkėjimus nuo Europos parlamento nario profesoriaus Liudo Mažylio. Irgi jums nuoširdžiausi linkėjimai nuo jo. Buvo įvardinta visa jūsų istorija, direktorė perskaitė. Tai, na, liudytojas, esu liudytojas. Panevėžiečio dekano 1997 metų dirbu Panevėžio miesto taryboje. 12 metų dirbau švietimo ir mokslo komiteto pirmininku ir teko matyti visas perturbacijas, kurios vyko su Kurčiųjų mokykla ir jos gyvenimą Marijonų gatvėje ir persikraustymą čia. Džiaugiuosi, kad jūs esat, kad jūs tokie nuostabus, tokie gražus ir kuo geriausios jums kloties. O pensininkų bendrija Panevėžio Bočiai irgi džiaugiasi jumis ir dovanoja jums gėlių, šakotį ir gražiausius linkėjimus. Jums 30 metų, vidurdinis jūsų darbų didelių. Tad linkime metų pačių nuostabiausių, idėjos dingo ir būrius. Čia buvo kartu. Ir dar vienas medelis. O, reikės bobių. Lietuvos šeimų auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus bendrija Pagava įsikūrė panašių metų kaip ir Panevėžio kurčiųjų mokykla. Nuo tada kartu su mokykla einame bendrų kelių dėl geresnės Lietuvos kurčių vaikų ateities. Šitame kelyje turėjome patikimą, bendramintį ir bendražygį. Tikrai.
tėvų ir mamų, kurčių vaikų tėvų ir mamų vardu noriu padėkoti už nuoširdų didelį darbą, mokyklos kolektyvą ir direktorę ir palinkėti ir pasveikinti jubiliejaus progą. Tėvai, tėvų bendruomenė neabejoja, kad šita mokykla yra tikrai labai reikalinga. Tikiu, kad ir toliau eisim bendrų kelių dėl kurčių vaikų ateities. Ačiū. Ir medelis, kad žaluma niekada nepradingtų čia. Ir matau, kad ir kiti linki to paties. Nuoširdžiai dėkoju. Ačiū. Gerbiama Joana Vanagienė, ji tiesiog mūsų švyturys, tiesiog kaip prezidentas. Vadovė Rima Sitavičienė atvykti negalėjo, tai aš galvoju, kad jūs kartu su Vilniečiais, bet reiškia jūs atskirai. Dar vieną nori pasveikinti sveikatos centras turbūt, atskirai, jūs atskirai, gerai, prašom. Ala Kuzmienė, Panevėžio miesto tarybos narė ir dar jinai prisistatys, nuo kokios organizacijos sveikins. Labą dieną, garbus svečiai ir dalyviai. Danutė, sveikinam jūs ir jūsų bendruomenę mokyklos su labai jaunatvišku gimtadieniu. Tai Danutė yra pavyzdys vadovo ir jūsų bendruomenė yra pavyzdys visoms ugdymo įstaigoms. O jūsų mažoji architektūra, želdiniai, taip išpuoselėti, traukia ir akį, malonu čia ir sielai, ir širdžiai. Tai linkiu jums, kad savivaldybės spręstų palankius ir priimtų palankius sprendimus, kad viskas būtų čia gerai. Linkiu sveikatos jums, jūsų bendruomenės nariams. Kaip sako, aukite, klestėkite ir džiuginkite mus savo gražia aplinka, nuostabia šypsena ir gėriu. Bet čia mes dar matom nuostabią mūsų molio mokytoją, tai yra, nežinau, kokio gerumo specialistas Jurgitėlės amatai vadovė Jurgita Čiplytė šitiek įdeda, nežinau, savo meilės šilumos į tuos molinukus ir tai, ką jūs gavote, tai čia mūsų bendruomenė lipė, o Jurgutėlė, jinai dekoravo, išdegė. Tai labai džiaugiuosi, Jurgita, aš būčiau dar jūs antroje erdvėje, kad ten bus sveikinimai, bet jums žodis, ačiū, kad atėjai. Iš tikrųjų, tai labai noriu palinkėti, kad pasimatuotumėt dar vieną. Jei tik būtumėt tėvę dar ir karalmelę. Surasim, nežinau, čia labai daug padėkų. Jeigu nerasim, nepabėkit Jurgitėlė dar ant kalno, mes ten dar turėsime mokytojams. Bet dabar, ar dar yra kas nori šitoje erdvėje? Bus kita neprastesnė erdvė, ten mažiau kėdžių, gal ten kėdžių visai nebus, nežinau. Va, dar mokytoja mūsų, mokytoja. Dabar laisvas žmogus. Tai aš norėčiau pasakyti, kad mes čia esam su Ramūne, kur ji yra mokytoja, prieš 30 metų pirmas atėjom į mokyklą, padarėm revoliuciją, kai ką nuskriaudėm, vaikai pas mus atėjo, sakė, ir nušaus mus, ir tai va, tai tą progą norėčiau labai Ramūnę, kaip revoliucinių kovų draugė, pasveikinti, kur ji yra. Prieš 30 metų pirmas pradėjom
mokytojauti toj mokykloj. Atsivedėm savo vaikus iš darželio mokyklos, tiksliau jie atėjo pas mus. Nematau Ramunės. Gerai, jūs jau labai sveikino, visus gerus pasakėt. Ačiū, Genutė. Dar prie kalno ten ateis Ramunė ir dar ten visi mokytojai, visi prie kalno rinksimės. Ačiū vaikučiams, šaunuoliai buvot, kad jūs taip gražiai papokot. O dabar aš noriu pakviesti. Su Meškutė nori nuotraukos, bitutės kviečia. Tik nesukelkite Meškutės. O dabar laukia siurprizas. Ateina du iliuzionistai. Jie užlips ant kalno ir kažką mums nori parodyti. Ir tie liūtės mažytės kaip kaukazinės, tik tai raudonas. Bus labai gražiai. Gerai, aš pasakysiu. Kokia bitutė stipri. Kai užaugo. Man irgi tokius pakas. Kojas traukiam, kad kojas neužaugtų, kad didelės laisvę, minau toliau. Nebėra, tau jau nebėra. Tau jau nebėra. Ką bus tikra bala? Mes nedėjau. Man atrodo, jau užteks kojų. Viskas užteks, dabar susigers, tada per daug irgi šaknis nuklauš. Viskas, ačiū, eikis, kad vieną tik pamintų, tada įsakyti. Įspūdingo renginio gražaus jubiliejaus paskutinė stotelė. Padarėme ratą pagal Saulę ir vėl grįžome į tą patį čia vietą. Taigi dabar aš kviečiu uždegti šitos fejerverkus, kurie simbolizuoja, vienas fejerverkas simbolizuoja vieną dešimtmetį. 3 dešimtmečiai tai yra nemažas laiko tarpas, kaip ir sakiau. 23 moksleivių 10-okų laidos yra nemažai. Nemažai bendrauta su mokiniais, su tėvais. O kiek dar iš šalies bendravimo per tą 30 metų, kuris mums atnešė begalinį džiaugsmą. Ir šiandieną labai smagu, kad aš matau įvairių bendruomenių žmonės, kurie būtent šitoje bendruomenėje kartu augo, kartu tobulėjo, kartu sėmėsi žinių iš mūsų, o mes iš jų. Tai labai džiugu, kad mes galėjome šiandien susirinkti čia
Ir jau užbaigti šitą mūsų jubiliejų skanių tortų, kurį pagamino Panevėžio Eglė. Jūsų skoniai, manau, kad bus patenkinti, todėl kad Eglė gamina tikrai nuostabius ir gražius ir skanius tortus. Tai aš dabar prašyčiau Artūro uždegti fejerverkus, o mūsų vyrėjai pradėti pjaustyti tortą, dalinti. Tai gal ilgiausių metų? Tai va Vitalijus nėra, reikia pakviesti Vitalijų. Reikia pakviesti muzikantą Vitalijų, ilgiausių metų mums reikia. Nubėga, nubėga. Super, super. Thank you.